Klausimas, kas yra teisė, ko gero, yra vienas iš sudėtingiausių klausimų, ne tik tai studentams, tačiau ir kiekvienam žmogui. Mes irgi praktikai ir teoretikai su tuo klausimu susidurėme galbūt kiekvieną dieną, kai apmąstome savo profesiją, kai apmąstome savo būtį, nes suvokti teisę, tai ko gero yra vėlgi kaip ir lipimas į kalną, jinai atsiskleidžia kiekvieną dieną vis naujomis spalvomis, įgauna naują turinį ir dėl to mes dažnai labai permastome, tai tam tikrą prasme, filosofinę prasme, permastome šį fenomeną. Na, teisę turbūt kiekvienas suvokia skirtingai. Jeigu paklaustumėte savo senelių, tėvų, draugų, bendražygių, tai jie turėtų labai įdomias ir skirtingas nuomonės apie tai, kasgi yra teisė. Tačiau vis dėlto pradėčiau aš galbūt nuo senovės Romos, kad teisė yra teisingumo ir gėrio matas, menas. Kodėl mes taip sakome? Dėl to turbūt, kad teisė padeda žmonėms surasti bendro gyvenimo tam tikrą aplinką, sukuriamos yra taisyklės, kuriomis vadovaujasi žmonių grupė ir tik tais su šiomis taisyklėmis, tik tais su šiomis teisės normomis jie ir sugeba kartu išgyventi, nes vis dėlto visą laiką kiekvienoje bendruomenėje, kiekvienoje kompanijoje mes turime begalę skirtingų nuomonę, skirtingų įsivaizdavimų apie pasaulį, apie tai, kaip turėtų būti sutvarkytas šis pasaulis ir dėl to ginčai yra neišvengiami. Taigi bendros taisyklės, bendros sugyvenimo normos jos yra reikalingos tam, kad mes turėtumėme tam tikrą aiškumą, turėtumėme tvirtumą ir turėtumėme stabilumą bet kurioje grupėje. Teisininkai teisę mato visur. Taigi jinai faktiškai yra kaip oras, kuriuo mes kvėpuojame, nes yra ne tik tais įstatymai, bet taip pat yra ir principai, kurie yra neparašyti dažnai, yra tam tikra teismų praktika, kuri interpretuoja tam tikras taisyklės. Teisininkui teisė yra visur, tačiau kiekvienam iš mūsų teisė yra aukščiausia vertybė ir teisės viešpatavimas yra būtinas visuomenės elementas. Aš sakyčiau, kad teisinės valstybės principas yra vienas pamatinių teisės principų, vadinamasis rule of law arba teisės viešpatavimas, kuris lietuviškai verčiamas kaip teisinė valstybė ir kaip teisinė valstybė. Tai yra principas, kuris persmelkia visą mūsų teisinę sistemą ir taip pat net ir pačią konstituciją. Tai reiškia, kad jokie sprendimai, politiniai sprendimai negali būti aukščiau teisės. Pati teisė gali būti pakeista, net ir konstitucija gali būti pakeista. Tačiau tol, kol jinai nepakeista, tol tos nuostatos yra privalomas visiems, tame tarpe ir įstatymų leidėjai. Kita vertus, jeigu kalbam jau apie konstitucijos keitimo galimybę, tai yra tam tikros ribos ir kai kurie dalykai negali būti pakeisti. Pirmiausia, apie konstituciją, kadangi tai yra svarbiausias bet kurios valstybės teisės aktas, tai bet kokia diskusija apie valstybės teisinę sistemą turi prasidėti nuo kalbėjimo apie konstituciją. Konstitucija kaip fenomenas, kaip reiškinys, kaip teisinė tikrovė, jinai uždengia visą įmanomą teisinį reguliavimą. Kas tik tai gali būti reguliuojama teisės, visą tai turi būti įmanoma patikrinti, ar tas reguliavimas atitinka konstituciją ar ne. Tam yra sukurtas konstitucinės kontrolės mechanizmas. Galvoti, kad gali būti kokių nors sričių, kuriuose įstatymų leidėjas arba vykdomoji valdžia arba kokie nors kiti teisėkūros subjektai gali priiminėti sprendimus ir tie sprendimai gali būti nekontroliuojami jų atitikties konstitucijai atžvilgiu, reikštų, kad leidžiama tose srityse įtvirtinti tam tikrą savivalę arba savivalės bent jau galimybę. Tai valstybė, kuri siekia būti teisinė valstybė, tokia valstybė to paprasčiausiai negali leisti. Konstitucija aprėpia viską. Kas yra konstitucija? Konstitucija yra pamatinis įstatymas, visi principai, pagal kuriuos esame ir gyvename kaip valstybė. Ne būrys žmonių kažkokioje planetos vietoje, bet susiorganizavę, susitelkę į valstybę, statantis tą organizuotą ir įstatymais grįstą valstybę.
valstybių konstitucijos yra labai skirtingos ir jeigu mes imsime jų turinį, tai galime rasti vadinamųjų lakoniškų arba sausųjų, trumpųjų konstitucijų ir galima rasti labai detalių konstitucijų, kurios labai smulkmeniškai reguliuoja įvairius santykius. Ir čia yra tam tikra problema arba tam tikras sunkumas, kur rasti tą aukso vidurį. Viena vertus lakoniška konstitucija, kuri yra tik tai galbūt kelių nuostatų rinkinys, jinai gali nepakankamai atlikti tą savo funkciją, mato arba teisiškumo mato arba kontrolės priemonės funkciją. Kita vertus labai detali konstitucija gali taip suvaržyti realią politiką, realius politinių sprendimų priėmėjų veiksmus, kad nebus įmanoma spręsti tam tikrų kasdienių problemų. Tai šitas aukso vidurio suradimas yra ganėtinai sudėtingas dalykas. Aš vis dėlto manau, kad Lietuvoje mes tam tikrą aukso vidurį esame suradę, jeigu kalbėsime apie patį konstitucinį reguliavimą. Konstitucinis teismas yra ypatingas teismas, besiskiriantis nuo kitų savo paskirtimi. O paskirtis tai yra garantuoti konstitucijos viršenybę, kad konstitucija būtų visiems vienodai privaloma ir visiems vienodai taikoma. Na, o tai daroma sprendžiant bylas dėl to, kaip įstatymai arba kiti teisės aktai, pavyzdžiui, Respublikos prezidentų dekretai, vyriausybės nutarimai, ar jie atitinka konstituciją ar ne. Na ir teismas tai daro kai kurių asmenų arba subjektų prašymų, tai gali kreiptis į teismą Seimas, Respublikos prezidentas, vyriausybė, na ir taip pat 1/5 Seimo narių grupė, 29 Seimo nariai. Na ir dažniausiai į Konstitucinį teismą kreipiasi teismai, konkrečiai nagrinėdami konkrečias žmonių bylas ir jeigu jiem iškyla klausimų, ar toje byloje tai, ką jie spręs, tai, ką jie taikys, ta teisės norma, kurie jie taikys, ar jie atitinka konstituciją ar ne. Ir vadovaudamiesi jau Konstitucinio teismo įstatymu, Konstitucinio teismo nutarimu, tada teismai jau tas bylas galutinai išsprendžia. Deja, mes, kaip daugelį Europos šalių, neturime galimybės pačiam žmogui tiesiogiai kreiptis, tai jis gali kreiptis tik tai per kitą teismą. Mes turime ištisą tradiciją konstitucijos, kurias turbūt ištakos ir siekia Lietuvos statutų laikus, o labiausiai, man atrodo, nutilėta ir neįvardyta ir mes savo nepriskiriam, tai yra 1791 metų Lenkijos Lietuvos valstybės gegužės 3 konstitucijos, kurios papildymas ar korekcija spalio 20-ąją yra pamatinė, mano įsitikinimu, konstitucinė vertybė ir istorijos faktas, kurio mes kažkodėl bijom prisipažinti, kad tai yra tai yra sidabro medalis pasaulio čempionate ir aukso medalis Europos konstitucijų čempionate. Tai štai, o šitokios laimės neturi daug tautų. Mes, aišku, lošėm kartu su Lenkija, tai mūsų tas čempionatas konstitucijos, įsivaizduokim, kad kai yra stalo tenisas ir yra žaidimas dvejetais. Tai šiuo atveju Lenkijos Lietuvos konstitucija yra tokia. Gegužės 3 konstitucija yra tokia vertybė, kuri mano įsitikinimu, šitame čempionatų, jeigu taip galime kalbėti, yra netgi aukščiau negu mūsų tarpukario Lietuvos konstitucijos. 1922 metų ir 28, po to 38, tiesą sakant, partizanų 1949 metų vasario 16 rezoliucija, kuri kalba, kad visa ateitis matosi ant 22 metų konstitucijos. Irgi labai įdomus konstitucinis dokumentas yra. Ir ta pati konstitucija dar demokratinio, netautininkų suvaržyta. Ir pačių partizanų ta rezoliucija 1949 metų. Žodžiu, man labai įdomus faktai, kurie rodo, kad mes iš tikrųjų esam vakarų civilizacijos dalis to senų laikų, nes mums teisės primatas yra pats svarbiausias daiktas. Žodžiu, kas yra lietuvis, taip sakė senieji lietuviai, kas gina laisvę, kas vadovaujasi Lietuvos statutu, ir dar pridurė, kas brolybei su Lenkais. Bet kas vadovaujasi Lietuvos statutu? Nekalbama apie kokią nors lietuvių poeziją ir lietuvių kalbą. Lietuvos statutas yra pamatinė lietuvių vertybė.
konstitucinės vertybės man yra tai, kas yra paskelbta neatšaukiamomis amžinomis Lietuvos Respublikos konstitucinėmis vertybėmis, tai yra mūsų valstybės nepriklausomybė ir demokratija. Ir iš tiesų, be šitų dviejų tarpusavėje glaudžiai susijusių vertybių mes šiandien neturėtume galimybės nei pasirinkti, kokią valdžią mes norime, nei priekaištauti jai, jeigu jinai ką nors ne taip daro, nei jos pakeisti, nei galų gale turbūt, kas svarbiausia, realizuoti savęs. Tai yra laisvai pareikšti savo nuomonę, laisvai kurti, laisvai gyventi šitoje šalyje, na ir būti laimingais. Kas gali būti svarbu, kalbant apie didžiasias ir pamatinės vertybės? Tai laisvė, pirmiausiai. Žmogaus ir tautos laisvė būtent rinktis, kurti savo gyvenimą, patiems kurti savo gyvenimą ir dalyvauti laisvų tautų ir laisvų žmonių bendrijoje. Tai gali būti suvaržoma, tai gali būti atimta ir mums tai buvo atimta daugiau kaip prieš 25 metus. Bet mes pasakėme, kad toliau taip būti negali. Ir šituose rūmuose, kovo 11 salėje, buvo balsuojama, buvo priimtas pamatinis nepriklausomybės aktas ir tą patį vėlų vakarą, jau naktį, priėmėm ir laikinąją konstituciją, laikinai pagrindinį įstatymą. Man bent jau labiausiai įsimintinas pirmasis skirsnis. Pirmasis skirsnis kodėl? Todėl, kad, kartais daugelis tiek teisininkų, tiek paprastų žmonių, kuomet pradeda skaityti įstatymus ar tą pačią konstituciją, sako, žinot, verčiam toliau, nieko įdomaus, viskas labai paprasta aišku. Ne, palaukit, broličiai. Ne, tai viskas paprasta ir aišku, nes pirmasis skirsnis, pirmieji punktai, Lietuvos Respublika, jau atrodo, visi suprantam, ką tai reiškia, bet iš kitos pusės, kuomet tu įsiskaitai, Lietuvos Respublika yra demokratinė valstybė ir kai tu prisimeni vėlgi net tokius senus laikus, kad ir tos pačius prieškario konstitucijos redakcijas, taip, buvo minima Lietuvos Respublika, bet kad į demokratinę valstybę nebuvo paminėta. Ir jeigu pridėjus tuos du skirsnius vieną šalia kito, aš manau, kad daugelis žmonių net nepamatytų skirtumo. O juk tarp šitų skirsnių, tarp dviejų konstitucijos redakcijų, skirtumas vienas žodis, bet kartu ir visų mūsų gyvenimas. Tai yra demokratinė valstybė. Demokratinės valstybės santvarka įtvirtinta jau pirmuose skirsniuose. Tai yra labai svarbu. Viena iš vertybių, kurią aš paminėčiau ir kuri yra įtvirtinta ir Konstitucijoje, tai yra asmenų lygiateisiškumo principas. Žmonės gimsta lygus. Tai yra pagrindinė vertybė, pamatas, pagal kurį mes ir gyvename, ir lygiateisiškumą suvokiame kaip kiekvieno iš mūsų gyvos būtybės, žmogiškosios būtybės galėjimą vienodomis sąlygomis imti iš gyvenimo tai, ką gyvenimas duoda. Tačiau tas lygiateisiškumas, jisai nėra vien tik tais principas, kuris yra tuščias arba kuris yra deklaracija. Lygiateisiškumas įtvirtintas Konstitucijoje, kaip ir daugelį Lietuvos konstitucijoje, kaip ir daugelį kitų valstybių pagrindinių įstatymų bei žmogaus teisių dokumentuose, konvencijose, chartijose. Lygiateisiškumas yra taip pat ir subjektinė teisė. Subjektinė teisė reikalauti, kad vyrai ir moterys būtų traktuojami vienodai, kad vyras ir moteris gautų vienodą darbo užmokestį, kad nebūtų diskriminuojami kitos odos, spalvos ar kilmės žmonės, kad mes vienodai traktuotumėme piliečius nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų, nuo jų religijos ir įsitikinimų. Aš manau, kad konstitucija svarbi kiekvienam iš mūsų. Kodėl? Daugelis sako, konstitucija, aišku, pagrindinis įstatymas, kaip ir svarbi, bet mažai žmonių supranta iš tiesų jos reikšmę. Pradėkime nuo to, kad nebūtų valstybės be konstitucijos. Pamatinis dokumentas, kuriuo remiasi visi įstatymai, įstatyminiai aktai, konstitucijai surašytos visos mūsų teisės, pareigos, ir netgi santykiai. Ir manyčiau, kad tikrai turime minėti Konstitucijos dieną. Aš manau, kad neturėtų pamiršti kelių nuostatų. Tai yra tai, kad Lietuvos Respublika yra
nepriklausoma demokratinė valstybė ir nepriklausoma demokratinė respublika. Ir galiausiai taip pat reikėtų nepamiršti, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Na ir taip pat nepamiršti kai kurių savo pareigų, tokių kaip ginti tėvynę, mokėti mokesčius ir kai kurias kitas. Kitas reikalas, kad reikalinga dar ir pagarba konstitucijai ir pagarba teisėjai, o Lietuvoje mes jos gerokai stokojame. Tai tikrai noriu palinkėti visiems, kurie bent kartą per metus prisimena, kad mes turime konstituciją, tai paprastai yra, spalio 25 dieną. Noriu palinkėti, kad tos pagarbos kiekvienais metais Lietuvoje konstitucijai ir apskritai teisėjai būtų kaip galima daugiau. Man tas labai poetiška. Esame įstatymo vergai, kad būtume laisvi. Thank you.